Sveiki visi. Šiandien mes turim Daivą svečiuose. Aš labai dėkinga Daiva, iš tikrųjų, iš visai toli atvažiavo. Ir dėkinga tuom, kad mes galėsim paeksperimentuoti su tiesos legalizavimo praktika. Dalykų, metodų, kuris padeda paskanuoti žmonės, praskanuoti žmonės 7 skirtingais lygiais. Mums gal tiek šiandien nereikės. Bet esminis dalykas, kad pasižiūrėti, o kas Daivos psichikoje yra nelegalizuota. Jos užklausa buvo apie giminę ir šeimą, taip? Taip. Būtent šeimą. Šiek tiek kažkokių dalykų asmeninių išlys. Mes pasižiūrėsim, kokie yra atsikartojimai, ką galima transformuoti procese. Ir gal svarbus dalykas yra tai, kad tiesos legalizavimo praktikos metu, ką ir tau Daiva reikia žinot, kaip aš sakiau jau už kadro, labai svarbu yra, ką jaučia kūnas. Jisai atsisės taip, kad patogiai galėtų kažkaip praeidinėti. Ir jeigu žmogus yra nepratęs, kas tas yra, ką jaučia kūnas. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kartosim kažkokias frazes, kurias aš tau pasiūlysiu, tai man svarbu, kad tu pajaustum pokytį. Galbūt pradeda šalti, pavyzdžiui, rankų pirštukai. Gal per nugarą nubėga šiurpas. Gal graudiniesi. Ir visą tai reiškia, kad kūnas niekada nemeluoja. Mes dabar čia toks dalykas, kad visi atsiminimai tavo giminės, tavo šeimos, jie visi yra tavo kūno kažkur struktūrose pastrigę. Mes pabandysim juos šiek tiek pakelt, paventiliuoti, pasižiūrėti, ką ten galima pratransformuoti. Aš neslėpsiu, mes esam šiek tiek pažįstamos, kažkokias dalis aš žinau, kažkokių iš tikrųjų niekada neatsimenu, tavo šeimos situacija jinai didelė, jūsų visai nemažai yra. Ir pats procesas yra toks, kad aš siūlysiu tau sakinius, kur, kaip ir sakiau, už kadro. Gali būti, kad kažkas yra... Kas vyksta? Taip, jau dabar noriu klausti. Kaip tu dabar jautiesi, pavyzdžiui? Puikiai. Gerai, viskas. Man labai įdomu, kad tu pasakoji. Gerai. Jo, tai su tiesos legalizavimo praktika yra toks niuansas, kad labai dažnai ir yra pirmie tokie giluminiai momentai, strigimai, tarkim. Mes kalbėjom, kad tu gali dar kartą suformuluoti, ką tu nori dabar šitos, mes valandą, tarkim, šnekėsim, gali pati dar įvardinti. Kadangi tai atėjo iš seniau, iš praėjusių kartų, netgi iš mano senelių ir mano tėvo ir jo sesers, sakykime, santykių. Taip. Ir netgi, ko gero, dar iš prosenelių santykio, irgi su jų vaikais. Ir dabar tai eina į mano santykį su mano vaikais. Tas kažkoks netitikimas bendravime, kažkoks nenoras ar negatyvumas ar kažkaip. Kaip pavyzdžiui, mano tėvas nenori bendrauti su manim. Kame? Reikalas? Kur šaknis? O kokio tu bendravimo norėtum? Paprastu. Tu sakei, su vaikais, ar ne? Tu jauti, kad yra atsikartojimas ir per vaikus. Tai Kas yra paprastas bendravimas? Ką jie turėtų daryti, kad tau tiktų? Dieve, aš tiesiog norėčiau atvažiavusi į Lietuvą turėti kur atvažiuoti. Kad ir vieną naktį išmiegoti. Pakalbėti, pabūti. Tiesiog. Būti išgirstai. Galbūt, žinai, būti, ne tai, kad išgirstai, gal, žinai, aš nelabai ten jam ką nors turiu ką ten pasakot, kažkokių tai savo gyvenimo, žinai, ten ypatumų, kaip sakant. Bet tiesiog kaip tėvas ir dukra, žinai. Nes aš taip kažkaip tai jaučiu, kad jis tai man skolingas nuo vaikystės daug. Meilės. O tai kada atiduos? Aha, geras klausimas. Ok, tai labai geras klausimas, pasižiūrim, kada čia atiduos ir ar turi atiduoti. Tai pabandom pakartot frazes kažkokias, tai mano pasiūlytas ir pažiūrim, kur čia tas nuves klausimas. Pabandyk pakartoti, sakyk, aš priimu ir pripažįstu. Aš priimu ir pripažįstu. Kad dalis manęs? Kad dalis manęs. Vis dar laukia? Vis dar laukia. Tėčio meilės? Tėčio meilės. Ir kad jis ją atiduotų? Ir kad jis ją atiduotų. Didelį sunkvežimį, žinai. Dideliais sunkvežimiais, vagonais. Ir panašu į tai? Ir panašu į tai. Kad dalis manęs? Kad dalis manęs. Vis dar strigusi? Vis dar strigusi. Mažos mergaitės vaidmenį? Mažos mergaitės vaidmenį. Panašu į tai? Panašu į tai. Kad man tada buvo kokie 7. Kad man tada buvo kokie 7. Aha. Aš priimu tai?
Aš priimu tai. Gali papasakoti, pabandyk atsiminti, kur tu buvai, kai tavo 7? Tu jau buvai pas močiutę? Ne, jau buvau pas tėtį. O kas nutiko, kai buvo 7? Kokia nors ryškiausia? 6 gal? Gimė brolis. Aha. Gimė brolis. Ir jo. Ir aš buvau jo auklė, pagrindinė. Taip. Ir meilės dar labiau sumažėjo. Jos niekada nebuvo. Aš jam dėkinga taip, už rūpestį, kad jisai mane paėmė, kai jie išsiskyrė su mama. Taip. O paskui aš nesuprantu, kam tada paėmė, jeigu taip nemylėjo. Vat aš dar vaikas būdama nesupratau, kam aš jam reikalinga. Ir tada, o kai gimė brolius, tai tada visai, tai jau jisai turėjo vaiką su mylima moterim. Okay, sakyk, ir panašu į tai? Ir panašu į tai. Kad mano giminėje? Kad mano giminėje. Arba reinkarnacijose mano? Arba reinkarnacijose mano. Yra atsikartojimas. Yra atsikartojimas. Daug nemeilės. Daug nemeilės. Pamotės vaidmuo. Pamotės vaidmuo. Nemylimų vaikų vaidmuo. Nemylimų vaikų vaidmuo. Asocialus elgesys. Asocialus elgesys. Kas ten dar yra? Taip. Vieni vaikai mylimi labiau negu kiti. Vieni vaikai mylimi labiau negu kiti. Aš matau šitą savo dalį. Aš matau šitą savo dalį. Priimu ją. Priimu. Ir leidžiu jai būti. Leidžiu jai būti. Bet? Taip. Aš nesu, taip, žiūrėjau, pabandom tokį niuansą. Iš tikrųjų, kultūnas yra ten labai labai didelis. Mes atsispyrėm pokalbio pradžioje nuo tavo pačios vaikų ir nuo tavo giminės, bet iš karto ten jau yra ir brolis, ir pamotė, ir tėtis, ir jo tėtis, ir mama. Žodžiu, ten iš karto viskas vienoje krūvoje. Tai mes pabandysim dabar tą tokią emocinį. Dar yra pamotės dukra. Va. Ir ten yra viskas vienoje. Labai sunku, toks mazgas didelis, bet pabandom. Gerai. Pabandom taip. Nors mano mažos dalis vis dar ilgisi tėčio. Nors mano mažos dalis vis dar ilgisi tėčio. Aš turiu ir suaugusios Daivos dalį. Aš turiu ir suaugusios Daivos dalį. Matau ją. Matau ją. Žinau, kad jinai yra. Žinau, kad jinai yra. Iš jos. Iš jos. Galiu atskirti. Galiu atskirti. Kad nors aš susidedu. Nors aš susidedu. Iš 100% savo tėčio. Iš 100% savo tėčio. Ir 100% savo mamos. Ir 100% savo mamos. Aš nesu jie. Aš nesu jie. Ir aš priimu šitą. Ir aš priimu šitą. Kurioje kūno vietoje dabar kažkas tai vaikšto? Čia. Viskas. Taip. Sakyk, panašu į tai? Panašu į tai. Kad aš nesuprantu jų likimo. Kad aš nesuprantu jų likimo. Jų pasirinkimų. Jų pasirinkimų. Kaip jie vertina pasaulį. Kaip jie vertina pasaulį. Ir kokius sprendimus priima. Ir kokius sprendimus priima. Bet ne man tai ir spręsti. Ne man tai ir spręsti. Vis tiek galvoju, kad tau spręsti. Gerai, aš atskiriu save ir tėtį, sakyti. Aš atskiriu save ir tėtį. Aš atskiriu save ir mamą. Aš atskiriu save ir mamą. Atskiriu save ir brolį. Atskiriu save ir brolių. Atskiriu save ir pamotę. Atskiriu save ir pamotę. Atskiriu save ir močiutę, babą. Atskiriu save ir močiutę. Ačiū tau, baba. Ačiū tau, baba. Man labai gaila, kad tau taip gyvenimas susiklostė. Man labai gaila, kad tau taip gyvenimas susiklostė. Aš norėjau tau padėti. Aš norėjau tau padėti. Gal dėl to net norėjau būti medikė? Gal net dėl to norėjau būti medikė. Bet dabar padedu kartais kitiems žmonėms. Dabar padedu kartais kitiems žmonėms. Padėčiau dar daugiau. Padėčiau dar daugiau. Kaip dabar? Tai. Pradžiam. Kvėpok.
Užtingsti, matai kaip čia, užtingsta viskas ir Jo. nekvepuoji. Procesas vyks, aš kvepuoju už tave, o tu irgi kvepok, bus lengviau ir greičiau pravažiuos. Kvepok, matysim, kur stringa toliau. Gerai. Sakyk, tėte, aš tavęs pykstu. Tėti, aš ant tavęs pykstu. Ir labai rimtai. Labai rimtai. Jeigu galėčiau, Jeigu galėčiau savo mažais vaikiškais kumštukais, savo mažais vaikiškais kumštukais, būčiau tau parodžius, kaip pykstu. būčiau tau parodžius, kaip pykstu. Bet mano pykčio niekas nepriėmė. Bet mano pykčio niekas nepriėmė. Tai teko mokytis į gyvenimą kabintis kitais būdais. Teko mokytis į gyvenimą kabintis kitais būdais. Pavyzdžiui, per humorą. Pavyzdžiui, per humorą. Yra tiesa? Taip. Kažkodėl piktos daivos? Kažkodėl piktos daivos. Niekas nemėgsta. Niekas nemėgsta. Dukra irgi. Ir dukra nemėgsta. Ir sūnui nelabai patinka. Nepatinka visai. Bet jis irgi žino, Bet jis irgi žino, kaip su tavim bendrauti pikta. kaip su manim bendrauti piktą. Per humorą. Per humorą. Kvėpok, pati kvėpok. Stringa pilve visas procesas. Delniukai išalgas. Tai reiškia, energija juda. Jeigu delniukose kažkas vyksta, Jo. tai reiškia, pajudėjo kažkoks procesas, pakilo šiek tiek. Pasižiūrim, važiuojam, dar pasižiūrim, kas ten pasidairom po tavo klodus ten pasividinis. Gerai. Turbūt sūnus vienintelis ir žino, kaip su manim bendrauti piktą. Aha, sakyk, sūnus turėjo išmokti. Sūnus turėjo išmokti. Jisgi vyras. Jisgi vyras. O vyrai tai nemoka kaip elgtis Vyrai nemoko, kaip elgtis su tavim. su manim. Nes tėtis nemoka. Tėtis nemoka. Tai bent sūnų išmokiau. Tai bent sūnų išmokiau. Ačiū tau, sakyk. Ačiū tau, sūnau. Sūnau. Per tave matau, kad ne visi vyrai beviltiški. Per tave matau, kad ne visi vyrai beviltiški. Kvėpok. Pati kvėpok. Stringa kvėpavimas, matai? Taip. Kvėpok. Kiekvieną kartą, kai yra įtampa, taip, bet mes panersim toliau. Aš žiūriu, ten yra labai daug visko pripinta, žinai, daug dalykų, tai aš tiesiog pabandysiu kažkokią liniją atrasti. Kur dabar jausmas, kur yra strigimas? Papasako, kas kūne jaučiasi. Kažkas gerklėje, jaučiu, kad yra. Tai gerai. Ir panašu į tai, Ir panašu į tai, kad visgi, tėti, aš turiu tau daug ką blogo pasakyti. aš turiu tau daug ką blogo pasakyti. Net gerklėje stringa. Net gerklėj stringa. Jeigu galėčiau, Jeigu galėčiau, tai pasiūščiau toli. pasiūščiau. Na, hadį. Ir dar stipriau. Dar stipriau. O šiaip tai O šiaip tai visus vyrus pasiūščiau. visus vyrus pasiūščiau. Taip. Aš matau šitą savo dalį. Aš matau šitą savo Priimu dalį. ją. Priimu. Ir leidžiu jai būti. Leidžiu jai būti. Bet tėti, Bet tėti, aš nesu tu. aš nesu tu. Ir tavo santykis su moterimi manęs neliečia. Ir tavo santykis su moterimi manęs neliečia. Sakyk, ką galiu padaryti? Ką galiu padaryti? Tai pabandyti suprasti, Tai pabandyti suprasti, kodėl tau taip meilės trūko. kodėl tau taip meilės trūko. Nes turbūt, Nes turbūt, jeigu jos nedavė man, jeigu jos nedavė man, tai nežinojai, iš kur paimti. nežinojai, iš kur paimti. Ir panašu į tai, Ir panašu į tai, kad pats neturėjai pavyzdžio. kad pats neturėjai pavyzdžių. Nei iš babos, Nei iš babos, nei iš dėduko. Jau pakėliau. Ir kiek pažįstu babą, Ir kiek pažįstu babą, jinai irgi su charakteriu. jinai su labai charakteriu. Tai gali būti, Tai gali būti, kad tu, kad tu, tėti, tėti, permetei santykį permetei santykį su mama su mama ant manęs. ant manęs. Matau šitą savo dalį. Matau šitą Leidžiu jai savo dalį. būti. Leidžiu jai būti. O aš noriu. Kvėpau. O, aš kvėpau. Aha, biškelį. Dar pagramdysim, nebijau, čia ne viskas. Bet biškį žiūriu, kokio čia dydžio tas. Kvėpau. Atsigerk vandens, jeigu nori.
Na, bet jau biškai kažkaip. Jau dabar žinai, kur kvėpavimas, va iki čia atėjo. Dar neišpilu, tikslas būtų, kad išpilu užkvėpuotų. Bet jau bent jau nuo gerklės iki čia. Gerai. Pamatė dar gerai. Kas ten tarp su ta pamatė pas tai? Jis atsirado mano gyvenime, man buvo 5 metai. Kai išsiskyrė tėvas su mama. Ir jinai atsirado labai greitai kažkaip. Jinai turėjo dukrą, 10 mėnesių jaunesnė negu aš. Jinai irgi buvo išsiskyrusi. Ir, jie pradėjo gyventi kartu. Paskui jinai pastojo, po to jie susitokė. Taip. Ir po to gimė brolis. O jinai buvo, jinai buvo pati iš vaikų namų. Jinai buvo kažkodėl ją paliko mama. Mama buvo jos jūreivė, kažkaip tenais į jūrą eidavo. Ir ją su sesė paliko vaikų namuose, kaip jinai sakė. Tai jinai nemylėjo ne tik manęs, jinai ir savo vaiko nemylėjo. Jinai nieko nemylėjo. Taip. Jinai ir brolio turbūt. Jinai mylėjo brolį, kol jisai buvo mažesnis, o paskui irgi nemylėjo. Jinai nieko nemylėjo. Bet gal dėl to, kad irgi nebuvo kas išmokama, supranti? Suprantu, tai, bet tai palaukti, jeigu dabar manęs niekas neišmokino, aš ką savo vaikų turiu nemylėti. Tai tu, Daiva, esi labai stipri moteris. Tu mokėsi labai per kitus dalykus, kad išmokai. Tai vat, tu net dabar supranti, kad tavo santykis su vaikais ne iki galo. Taip. Toks, kokio norėtum. Aš suprantu. Ir ieškai būdą, kaip tą patvarkyti. Nes žinai, kaip nereikia. Sakyk, ačiū Jums. Ačiū Jums. Čia pamatė ir tėčiui turiu. Pamatė ir tėčiui. Kad parodėt? Kad parodėt. Kaip nereikia. Kaip nereikia. Dabar aš tikrai žinau. Dabar aš tikrai žinau. Kaip nenoriu, kad vaikai su manimi elgtųsi. Kaip nenoriu, kad vaikai su manimi. Dėl to dedu didelės pastangas. Dėl to dedu didelės pastangas. Kartais neišeina. Kartais neišeina. Man vis tiek trūksta meilės. Man vis tiek trūksta meilės. Ir ieškau, iš kur jos gauti. Ieškau, iš kur jos gauti. Visa laimė, kad yra sūnus. Visa laimė, kad yra sūnus. O dukrai pati nori duoti meilės. O dukrai pati noriu duoti meilės. Bet kažkaip nepavyksta. Kažkaip nepavyksta. Na, pabūnam biškai čia. Kur čia jaučiasi kūnė? Jaučiasi kur nors. Jauti kaip nustoja kvėpuoti iš karto. Įstrigimas toks. Neracionaliai, negalvoji, nebūk galvoji. Kūne, pabandyk pajausti, kas vyksta. Aš tai matau, kad tu sustingsti, bet gal dar kas nors. Ne, man čia pečiai gal, bet... Aha, okei. Sakyk, reikalas tas? Reikalas tas. Panašu į tai. Panašu į tai. Kad man sunkoka priimti. Kad man sunkoka priimti. Kai dukra būna labai jautri. Kai dukra būna labai jautri. Nes kai aš maža buvau jautri. Nes kai aš maža buvau jautri. Manęs nieks nesuprato. Manęs nieks nesuprato. Ir man tai nepadėjo. Ir man tai nepadėjo. Teko išmokti kitus būdus. Teko išmokti kitus būdus. Kaip jau anksčiau sakiau apie humorą, pavyzdžiui. Taip, kaip jau anksčiau sakiau apie humorą. Arba. Koks čia tas tavo žodis yra? Tu labai esi straightforward, tai tokia... Stačiakaktė. Kažkokia, teko pramušinėti galvą sienas, daug kartų. Teko pramušinėti kaktas sienas. O dukra mano netokia? Dukra mano netokia. Visai netokia. Visai netokia. Jinai jautri? Jinai jautri. Pažeidžiama? Pažeidžiama. Bet aš irgi pažeidžiama. Bet aš irgi pažeidžiama. Bet nerodau šitą. Nerodau šitą. Nes vaikystė išmokau, kad nereikia. Nes vaikystė išmokau, kad nereikia. Kvepak. Kvepak. Kur dėmesys eina dabar? Kur mintis nuėjo dabar? Į dukrą, į tėvą, į vaikystę, į kurią? Į vaikystę savo. Vaikystę. Sakyk, sunku blemba buvo. Sunku blemba buvo. Labai sunku. Tikrai sunku. Ir taip. Taigi nebuvo telefonų, žinai, netgi namuose mes, pavyzdžiui, neturėjom. Ir kad pasiskust močiutė, aš jai parašiau laišką. Jinai gavo tą laišką. Ir kaip tik tėvas kažkaip buvo nuvažiavęs. Ir jinai jam sako, tu ką tam vaikui darai? Kodėl tu ją skriaudi? Taigi jinai tavo dukra, kodėl tu ją skriaudi?
Tai jisai nuo jos gavo velnių, o grįžęs mane ataudė. Kad aš pasiskundžiu. Nepaklausė, kodėl tu, kas tau blogai, žinai. Bet, tipo, tu čia dar skūsės ir su tokiu prailgintoju guminiu sulankstė 4 kartus, nusivedė į rūsį. Ir už rankos laikė. Ir kaip arklį, taip. Aš dabar verkiau ir tada neverkiau. Tada jisai mane ten kapojo, žinai. Aš bėgiojau ratais ir atsisukau jį, sakau, dar duok. Duok dar, mažai davėjai. Ir jisai pasimetė, kodėl aš neverkiu ir nieko, jokių emocijų. Ir sako, eik iš čia. Po to, kai nuėjau į kambarį, tada jau verkiau į pagalbę, žinai. Buvo taip driušęs per visas kojas. Negalėjau fizinio daryti, su šortukais. Nes buvo gėda nusiremti. Ką nors sakė? Kam? Pati kalta, juk pati pasiskundė. Na, yra suaugusių, žinai, visą laiką. Labai gaila, kad neatsiranda suaugusių, žinai, kurie pasirūpina. Bet pakartok tada. Ir aš tada supratau. Kad išgyventų. Reikia nerodyti pažeidžiamumų. Reikia nerodyti ašarų. Ir dabar. Kai dukra rodo ašaras. Aš ją iškart sakau. Neverk. Nereikia. Silpnų pasaulių nereikia. Silpnų pasaulis nemyli. O jinai tai nesupranta. Nes jai irgi reikia meilės. Dar sakyk, žinai ką, pabandom štai čia. Sakyk, nusiėmam emocinį krūvį nuo šitos situacijos. Atsikabinu nuo tėčio. Kaip tu vadini tą laidą, sakei? Kaip tą laidą? Kabelis. Kabelis. Atsikabinu nuo kabelio. Atsikabinu nuo rūsio. Pykstu ant pamatės, kad neužstoju. Nesupratau, kodėl man, o ne kitiem. Kodėl man, o ne kitiem vaikam. Vis dar pykstu ant tėčių. Turiu teisę. Ten dar yra kažkas. Jautiesi neapginta, kas ten buvo, saugumas yra. Jisai niekada manęs negynė. Tėtį. Toje vietoje? Toje vietoje. Aš visiškai jaučiausi nesaugi. Tu dėl to kaltas? Paskui? Aš visose vyruose? Galėdavau pamatyti? Pavojų. Ir kad yra nesaugu? Kaip. O po to vyresnė dar buvai? Paauglystėj kažkokioj? Taip. 12, 14. 15. Nes ten dar taip, konuojasi. Jo, mane 15 metų pamatė, išvarė iš namų, nes jai vaidenosi, kad čia visi nori jos viską, žinai, užgrobti jos turtą. Kokį turtą? Ir jinai 15 metų man sako, tu turi išeiti. Čia viskas priklausys Aleksandrui, ne tau. Aš sakau, man nieko ir nereikia. Ne, tu vis tiek turi, tu važiuok pas babą gyventi. Ten tavo namai.
O aš jau buvau įstojus mokytis į medicinos mokyklą Klaipėdoje. Ir man, nebuvo, kaip aš dabar jau įstojau, kur aš Kaune mokysiuos, kaip aš galiu Kaune gyventi. Ir tėvas manęs irgi neužstojo. Aš tik savo rūbus pasiėmiau ir net raktus atėmė. Okay. Jo, bet aš susitvarkiau, aš nuėjau pas mokyklos direktorę, paprašiau bendrabučio, paaiškinau situaciją. O kadangi aš buvau gera studentė, ta prasme, aš mokiausi labai gerai. Jis sako, išspręsim, nieko nepergyvenk. Ir davė man bendrabutį. Ir gyvenau bendrabutį, tik žinai, toks būdavo nuoskauda, žinai. Ne tai, kad nuoskauda, žinai, man paskui jau dzin buvo, nes aš negraužiau savęs dėl to. Nes, čia aš negaliu būti atsakinga už jų, žinai, sprendimus. Bet kad vaikai, tai kitos mergaitės važiuodavo namo savaitgaliu, aš neturiu kur važiuoti. Tai aš turėjau draugę Saulę, mes su ja vis dar draugaujam. Tai mes jinai su jos tėvais važiuodavom pas juos į sodą, grybauti, žinai, bet visur. Aš miegodavau bendrabutį, bet važiuodavom su jos tėvais. Tai ačiū tau, Saulė. Ačiū tau, Saulė. Kad parodai, kokios gali būti šeimos. Kad parodai, kokios gali būti šeimos. Nes aš tai iš Saviškių nebūčiau išmokus. Nes aš tai iš Saviškių būčiau neišmokus. Dar biškį tame pabūnam. Pabandom tokį procesą. Kvėpuok. Kuo lengviau kvapuosi, tuo lengviau prakilsi. Dar biškelį pajudinti. Viskas gerai? Ir nors aš iki galo nesuprantu. Kodėl vaikystę turėjau tokią, kokią turėjau. Ir tėvą tokį, kokį turėjau. Bet aš pabandysiu. Suprast. Kad pasaulyje. Viskas yra teisinga. Totaliai teisinga. Net jeigu dabar kyla pasipriešinimas, ar apšėlė. Nes visame kame yra balansas. Ir tikėtina. Kad jeigu aš peržiūrėčiau savo 12 kartų. 2 giminės medžius. Rasčiau ten visko. Pavyzdžiui. Pakartosiu dabar kelis, ar ne? Tokius jau nueisim toliau nuo tėčio, šiek tiek giliau. Iš kur tas tėtis toks ir kodėl ne taip, ar ne? Sakyk, aš priimu ir pripažįstu. Kad mano giminiai. Ir reinkarnacijose mano. Būta daug atvejų. Kai buvo smurto. Prieš šeimos narius. Kai šeimos nariai žudė kitą šeimos narį. Kai nepasidalino turto. Nekilnojamo. Skundė vienas kitą. Nepasidalino žemių. Daug gėrė. Kvėpuok. Ir panašu į tai. Kad kažkurioje kartoje. Gal 7 ar 8. Net brolis nužudė brolį. Aš matau šitą savo dalį. Priimu ją. Leidžiu jai būti. Iš visų tų sakinių, ką dabar pakartojai, aš tai jaučiu energiją labai, kad turtas buvo nepasidalintas, alkoholis, aišku, bet smurtas irgi. Bet ten buvo daugiau. Smurtas yra pasekmėjų. Iki tavęs, iki tavo tėčio, čia yra kaip sniego rutulys. Šaknis, net ne tavo tėtis. Ten yra daug seniau. Aš jaučiu taip iki 11. Bet čia dar klausimas yra. Ties 7-8 buvo irgi kažkoks tai labai didelis. Nežinau, kiek tu pažįsti savo giminę ir šeimą. Ir labai jie mažai bendraujantis. Ir
Buvo mažai bendraujantis tokie ir, dabar tai dar mažiau. O ten apie, žinai, kad ten kas ten ką žudė, skundė, tai jo irgi buvo. Tai toks istorinis laikotarpis buvo, žinai, ten buvo posovietinis, bet buvo dar anksčiau ir kažkoks man ten yra kraujo toksai, žinai, kur... pabandyk pasakyti, pasižiūrim. Ir panašu į tai. Ir panašu į tai. Aha, kad manyje yra dalis, kuri atsimena, kad giminiai būtų atveju, kai buvo įsivaikinti vaikai, svetimi, parsivestos, kaip vadinasi, ne žentai, o merginos, kai parsiveda, tai kas jos yra? Ne uošvienės? Marčios. Parsivestos marčios. Kurios nepatiko. Uošvieniai. Nes buvo ne tos tautybės. Kalbėjo nelietuviškai. Arba ne taip, kaip reikėjo uošvieniai. Buvo lenkų. Aha. Ten kažkoks yra įdomus toks, kažkoks ir tikybos momentas, kažkoks ir keistas perauklėjimo, noras perauklėti, žinai, toksai. Nežinau, va toks jaučiasi fone. Pasižiūrim, pabandom dar kažką. Gerai. Ir panašu į tai. Kad mano giminiai. Daug disbalansų. O meilės buvo taip seniai. Kad nieks net neatsimena. Kaip perdavinėti. Su motinos pienu. Užtat kaip smurtauti vienas prieš kitą. Perauklėt. Mokyt. Visi atsimena. Aha, kvėpok. Kaip dabar jaučiasi? Čia nugarą skaudėjo. Nugarą skauda? Strėnas. Strėnas. Būtent strėnas. Aha. Strėnas iš psichosomatikai tai yra apie finansinį stabilumą. Visą laiką. Tai bandyk tada pasakyti ir panašu į tai. Kad tarp tėvų ir vaikų, brolių ir sesių, mano giminiai nuolat buvo pykčių dėl pinigų. Arba nuosavybės. Kas kam priklauso. Kuris šeimoje svarbiausias. Ir jeigu tu būdavai tik tai vieno iš tėvų, šeimoje būdavai paskutinis. Taip kaip ir aš. Ten toks įdomus momentas, žinai, jausmas toks, kad jeigu knistumėsi giliau, dar ten į babos prosenelių, žinai, kad buvo momentų, kur jie ir priėmė svetimus vaikus. Ateidavo už kuriom, tai vadinamas toks terminas yra, kai pasiema moterį, pavyzdžiui, našlę pasiema, žinai. Bet visos tos istorijos, bet ten labai daug pavydo kažkokio, labai daug nepasidalinimo. A jeigu jau paėmė moterį su vaiku, tai tam vaikui kas nors priklauso ar nepriklauso. Ir čia irgi, žinok, net tavo šeimos momentas, ten atėjo iš anksčiau. Bet tada natūraliai tavo tėtis ieško moters, kuri irgi nemoka reikšti jausmų, yra iš vaikų namų, nes jis pats nemoka. Ir tada toksai sąskambis gaunas. Yra buvo. Bet, sakyk. Jisai kažkada sakė, kad aš jo klausiau atvirai, kodėl tu manęs niekada nemylėjai? Ar aš buvau blogas vaikas? Kas su manim buvo ne taip? Aš jo klausiau atvirai. Ir jisai taip pasimetė ir sako, manęs niekas neišmokino, kaip mylėti. Aš sakau, bet tai tu supranti, kad tu esi kitoks, tu esi ne tavo tėvai. Man niekas nerodė. O gali priimti, kad jis sakė tiesą? Taip, aš sutinku, bet aš netikiu, kad mano baba jo nemylėjo, nes jinai buvo tikrai šiltas žmogus. Bet gal aš po to ir taip, pati pergalvojau. Turiugi aš pati tą intuiciją, tą jausmą. Taip. Ir aš pati pergalvojau, kad baba gal atidavė man tą, ką jinai netidavė jam. Dažnai kaip, sakyk, panašu į tai. Kad baba netidavė jam meilės. Nes Nes jis visas į tėvą buvo.
Nes jis visas į tėvą buvo. Ir babai buvo sunku mylėti. Babai buvo sunku mylėti. Nes savo vyrui turėjo pretenzijų. Nes savo vyrų turėjo pretenzijų. Galėtų. Pabandyk sakyti, greičiausiai aš savo tėčio nepakeisiu. Greičiausiai aš savo tėčio nepakeisiu. Bet jau ir pati mažai keičiuosi, sakyti. Bet ir pati mažai keičiuosi. Metai yra metai. Metai yra metai. Ką dar galiu padaryti? Ką dar galiu padaryti? Tai pabandyti visas situacijas. Tai pabandyti visas situacijas. Žiūrėti iš suaugusios Daivos pusės. Žiūrėti iš suaugusios Daivos pusės. Ne tik iš tos 7-metės. Ne tik iš tos 7 12-metės. 15-metės. 15-metės. Aš visas jas matau. Aš visas jas matau. Jom visom labai skaudėjo. Jom visom labai skaudėjo. Dar 4-metė irgi skaudėjo. 4-metė labai skaudėjo. Ir aš nesuprantu, kodėl. Ir aš nesuprantu, kodėl. Kvėpak. Vėl ištingai visam. Aha. Bet net jeigu nesuprantu, kodėl. Bet net jei nesuprantu, kodėl. Neturiu kito pasirinkimo. Neturiu kito pasirinkimo. Tik pasitikėt Dievu. Tik pasitikėt Dievu. Arba visata. Arba visata. Vienas ir tas pats. Vienas ir tas pats. Tai. Ir jeigu. Ir jeigu. Netyčia. Netyčia. Taip nutiktų. Taip nutiktų. Kad praeitose gyvenimuose. Kad praeitose gyvenimuose. Buvau ragana. Buvau ragana. Prisidirbau biškį. Prisidirbau. Biškį. Tai gali būti. Tai gali būti. Kad viskas susiję. Kad viskas susiję. Ir ten. Ir ten. Pati buvau vyras. Pati buvau Nes nebūtinai ragano, gal raganius. Net nebūtinai ragano, galbūt raganius. Ir skriaudžiau savo vaikus. Ir skriaudžiau savo vaikus. Arba svetimus vaikus. Arba svetimus vaikus. Daug jų galėjau nuskriausti. Daug jų galėjau nuskriausti. Nes gal tada labiau rūpėjo pinigai. Nes gal tada labiau rūpėjo pinigai. Ir valdžia. Ir valdžia. Matau šitą savo dalį. Matau šitą savo dalį. Priimu ją. Priimu ją. Leidžiu jai būti. Leidžiu jai būti. Kvėpok. Nenustoji. Kaip dabar jaučiasi kūne? Ar yra kažkur tai gumuliukų? Man, žinok, vaikšto va čia centru. Taip. Tai ačiū Dievui, kad vaikšto nestovi. Bet neišeina, ne? Ne. O kas? Tai, kuris žodis? Ten, bet aš vis grįžtu prie tėčio. Yra tėtis, kurioje vietoje jau dar buvo krūvis, kur norėtum dar jauti, kad yra energijos. Gal kažkuriame žodėje, gal kažkurioje frazėje. Energijos tai reiškia, gali būti ir neteisybės jausmas, ir kur atrodo, kad rezonuoja. Taip. Nu, toks. Ties kuria tema? Nes čia šiek tiek praskleidėm. Jo, vat man žinai kas, aš net nepakartojau to. Už tai, kad jis taip pasėmė mane iš močiutės. Taip, ten tikrai yra labai didelis krūvis. Iš karto jaučiasi. Man tai buvo šokas, ir man tai buvo stresas, ir man tai buvo visiška, kaip čia, vaikui. Nu, šokas toksai, kad, supranti, aš atvažiavau iš močiutės, kur mane mylėjo. Taip. Pas juos, kur manęs niekas nemylėjo. Kaip tu manai, kodėl? Aš nežinau, aš gal buvau negraži. Nes, žiūrėk, negražus vaikas, aš galbūt buvau pasiutusi, o aš dariau... Ne kodėl nemylėjo, o kodėl pasiėmė, Daiva. Todėl, kad jiems reikėjo... Pinigų? Jie iš tavo gavo finansus? Gal gavo finansus. Jiems reikėjo... brolį prižiūrėti, kadangi jos dukra nesusitvarkė. Jiems reikėjo daržus ravėti. Supranti? Mane įmetė į lysvę, sako, šiandien, kad būtų nuravėta. O aš net nežinau, ką rauti. Miesto vaikas, aš niekada daržuose nebuvus. Aš juk mieste Kaune pas močiutę gyvenau. Gerai, sakyk, panašu į tai? Aš panašu į tai. Kad mano giminiai? Kad mano giminiai. Arba reinkarnacijose mano? Arba reinkarnacijose mano. Giliai įsišaknijęs? Giliai įsišaknijęs. Pelenės archetipas. Pelenės archetipas. Ir daržus ravėt. Ir daržus ravėt. Ir vaikus prižiūrėt. Ir vaikus prižiūrėt. Ir žirnius rankiot. Ir žirnius rankiot. Matau šitą savo dalį. Matau šitą savo dalį. Priimu ją. Visą laimę, sakyk. Visą laimę. Kad pasakai tai gražiai baigės. Pasaka tai gražiai baigės. O gyvenime? O gyvenime. Vis dar ieškau. Vis dar ieškau. Dar bus tas princas dar čia kažkur. Pažiūrėsi. Kas tavo to pelenės archetipų daryti?
Jisai atsikartojantis, žinok, yra. Tu ne pirma savo giminiai, šitą procesą. Aš to sakau, jisai yra iš anksčiau atėjęs. Ten yra kažkoks tai realybėje, kai mes paveiksim šitą procesą, reikėtų uždegti žvakutes už tas, kurių likimą tu kartoji. Nes tu kartoji kažkokios tai giminaitės likimą. Ir čia net gal ne vienos. Net jeigu nežinai, kas jinai, nesvarbu. Tiesiog uždegi bažnyčiai žvakutę, sakai, aš tai prisimenu. Gal taip ir pasakai, bet įsivaizduok, yra giminaitė, sakai, aš tai prisimenu. Aš tave prisimenu. Aš žinau, ką tu patyri. Aš žinau, kad tu patyri. Pati lysvį sėdėjau. Pati lysvį sėdėjau. Nėr bjauriau. Nėr bjauriau. Anksti iš namų išėjau. Anksti iš namų išėjau. Galėjau dar anksčiau. Galėjau dar anksčiau. Sakyk, aš matau tave. Aš matau tave. Štai. Gerai. Sakyk, panašu į tai? Panašu į tai. Kad mano šeimos sistemai? Kad mano šeimos sistemai. Labai daug paslapčių. Labai daug paslapčių. Sakyk, atiduodu paslaptis laukui. Atiduodu paslaptis laukui. Sakyk, atiduodu pelenės archetipą laukui. Atiduodu pelenės archetipą laukui. Sakyk, atskiriu save ir tėtį. Atskiriu save ir tėtį. Atskiriu save ir mamą. Atskiriu save ir mamą. Kas ten dar maskatuojasi, ten toks. Sakyk, atskiriu ir tą vietą, kur gyvenau su tėčiu. Atskiriu tą vietą, kur gyvenau su tėčiu. Ten yra labai kažkoks grūzas, ta erdvė. Ten tavo tėtis dabar negyvena, ne jis jau persikraustė. Ten sudegė tas namas paskui. Ten dafiga negatyvo tokio kažkokio. Ten buvo senas dvaras, Kudrėnų dvaras, kuris sudegė vėliau po kažkiek tai metų, nežinau, kiek ten tų metų praėjo. Ir ten buvo, aišku, ten aš tai žinai smalsuolė, taigi aš ten visas palėpės išlandžiau. Ten daug gerų dalykų radau, bet paskui viskas vis tiek sudegė. Gražių dalykų, tokių senovinių, žinai. Taip, bet žinai, šitai senoviniais dalykais jie visi turi krūvį. Žinau, aš jų neėmiau, aš tik pažiūrėjau. O tavo tėtis? Ne, ten tiesiog tik tai žinai, kad gyvenom tarp to šlamšto, nes jie buvo palėpėse visur, niekas tenais nevalė. Sakai, gali būt? Gali būt. Kad tą santykį? Kad tą santykį. Bent 30%? Bent 30%. Nulėmė ta vieta. Nulėmė ta vieta. Nes ten pilna energijos. Nes ten pilna energijos. Ir iki mūsų? Ir iki mūsų. Ten buvo pilna pykčių. Ten buvo pilna pykčių. Ir konfliktų. Ir konfliktų. Ir mirusių. Ir mirusių. Gal jeigu būtumėm gyvenę kitur? Gal jeigu būtumėm gyvenę kitur? Būtų šiek tiek minkščiau. Būtų šiek tiek minkščiau. Ten žinok, yra toksai. Yra. Irgi. Sakai, kad kabinu tą vietą nuo savęs. Atkabinu tą vietą nuo savęs. Atkabinu tos daržus nuo savęs. Atkabinu tos daržus nuo savęs. Ir karvę pupą. Nuėmam. Kas aš ten išmokau karvę melžti. Gerai. Jau jokiesi biški. Kaip jautiesi, lengviau biški? Biški lengviau. Ten daug, žinau, pastai, ten toks sluoksniukas, žinai, ten, kur pakeli, ten yra dar, toksai, žinai, kaip žaidimas, toksai, timtelių žvirtuvės ir, žvirvutės. Iššoka. Jo, atskiri topikai tokie, žinai, sluoksnis. Tai visko daug nepadarysi. Bet tada aš tau, žinai, kaip rekomenduočiau. Tai vienas dalykas, kad aš tau sakau, tu ne pirmą savo giminiai kartoji, tai tiesiog... Matai, čia tų paslapčių aš daug jau išsiaiškinau.
tokių negerų paslapčių, žinai, ten vat, apie tėvo seserį, net apie močiutę, žinai. Nu, ten apie močiutę tai ten nebuvo, kad paslaptis, ten, kad jos pirmi vaikai numirė. Dvynukai buvo. Tai aš tą žinojau. O vat apie tetą. Sakyk, aš priėmu dvynukus į sistemą. Aš priėmu ir dvynukus į sistemą. Jo, visi nepamatyti mūsų giminės nariai, abortai, mirę, pamočių vaikai, jie visi yra tavo sistemos dalis. Ir jeigu tavo santykis į brolį, pavyzdžiui, vis dar yra, sakyk, priėmu ir brolį į sistemą. Sakyk. Priėmu ir brolį į sistemą. Ir pamotės dukrai į sistemą. Ir pamotės dukrai į Tik sistemą. tiek. Tau nereikia jau mylėti, užtenka priimti. Tiesiog tada pati struktūra, jinai atsistato, stabiliau stovi, kaip eglutės forma iki tavęs. Kuo giminėje yra labiau atmetami tam tikri nariai, pavyzdžiui, jeigu kažkas gulėjo psichiatriniai savo laiku buvo neigiamas, jeigu kažkur įvyko konfliktas. Aš labai priėmu mamą į sistemą. Jinai, nu kaip, iš tikrųjų, žinai, nu, taip, jeigu taip dabar, pavyzdžiui, dabar tai sako, kad tai yra diagnozė, ne? Tais laikais nebuvo tokių diagnozių, žinai. Tai, nu, užtat aš ir dėkinga tėvui, kad jisai mane paėmė, kad nepaliko, nes, kaip sakė, mama sirgo. Žinai, aišku, mirė žmogus, žinai, tu jo nepaklausi, nesužiūrėsi, žinai. Bet kad jinai sirgo, aš va taip, nu, galiu tą suprasti tada, kodėl jinai nekovojo dėl manęs, kodėl jinai ramiai mane atidavė. Čia jau kitas procesas. Jo, bet aš tą priimu irgi. Aš turbūt, jeigu aš žinočiau, kad aš turiu kažkokią tai diagnozę ir kad aš būsiu neįgali savo vaiką užauginti saugioje aplinkoje, aš turbūt irgi atiduočiau. Jeigu aš galvočiau, kad ten yra saugiau. Ar jeigu tu neįgalus esi savęs pakeisti, supranti. Taip. Bet jeigu kaip tu gali kažką daryti kitaip, tam, kad būtų saugu, gera, šilta ir tai, tą ir padariau. Tai ir padarysi, žinai. Tai man atrodo, kad mes dar galėsim pratęsti už kadro, bet užbaiginėjant dar norisi, žinai, kaip pasakyti, kad dabar buvo pajudinta labai daug struktūrose tavo dalykų ir jie iš tikrųjų persistatinėja. Jie šiek tiek ten kažkur veliasi, kažkur kaip siūlų kamuoliai, žinai, bet jie šiek tiek persistatinėja. Kažkas dar neišėjo, dar trupučiuką, nu ten, nes daug temų. Bet ką tu galėsi pati savo saugiai padaryti, tai žinau, kad tikrai reikėtų uždegti žvakutę tie, kurie yra nepriimti sistemoje, reikėjo kažkaip visus operatyviai priimti. Nes visų pirma, visi broliai, seserys, protėviai, ten kažkokie tai abortai, mirtys ir taip toliau. Jie duoda, tada jiems, kai jie yra priimti į sisteminį tinklą, jie nebesiprašo dėmesio per tave. Jeigu mes matom žmogų, kuris nori labai daug daryti gyvenime, man atrodo, kad per reiškiasi daugiau negu vienas siela. Aš turiu tokį įtarimą, kad dėl to yra sunku, nes jie viską nori daryti arba nieko nenori daryti. Tai yra, kai labai didelis krūvis, tai irgi trūksta tiesiog, kad kažkoks tai, kad būtų, uždegta žvakutė už tos, kurie buvo nepriimti. Tai pergalvok dar iš to, ką tu žinai, bent per, 4-5 kartas, dar tai papildomai vieną. Ir sakai, kad aš visus jūs matau, visus priimu. Visus, kurie išemigravo ir negrįžo, visus, kurie ligoniniai gulėjo, žinai. Nes tavo medicininis poreikis jis irgi iš kažkur yra, žinai. Matomai. Jis iš kažkur ateina. Tu negimiai pati savo nesugalvojai. Mačiutė prie to prisidėjo, bet ten irgi iš anksčiau eina. Kažkas gydė. Tai žinau, aš už tai ir sakau, kad buvo iš močiutės pusės, man atrodo, ar iš dėduko. Iš močiutės, turbūt. Buvo ragana žolininkė, žinai. Taip. Ta žinau. Bet ne tik. Jinai kažkaip visai man šviesiai jaučiasi pakankamai. Jinai taip, šviesiai gera. jaučiasi. Tas negatyvas, kurį nešioja tavo giminė, jis Čia iš kažkur kitur.
Nežinau, kas buvo. O gal buvo, žinai, kažkas padaryta, žinai. Taip, priklausomybės yra užmestos. Jo. Iš anksčiau. Alkoholizmas. Jo, būtent. Ir ne tik, bet alkoholizmas daugiausiai. Ir jis atėjo, va ten gali būti, kad kažkas kažko užpavydėjo, nuviliot norėjo, o gal prisiviliojo, o gal kaip tik žmona pasiėmė kažkokį vyrą. Ir tada natūraliai, jeigu tu darai su kažkokiais tai priedais ir užkalbėjimais tą vyrą pasiėmė iš svetimo šeimos, tai anksčiau ir vėliau jis taps arba alkoholikas, arba numirs. Ir tada ir kažkoks tas sniego rutulio efektas pas tą šeimoje yra, žinai. Bet gal tu net nesąmoningai tą jausdama ir šalį pakeitai, žinai, kad nebūtų to žemė, nes tau kažkaip tai čia su žemė, su teritorija kažkaip susiję. Aš žiūrėjau, iš principo, Lietuva tau labai dėkinga yra prekybai, žinok. Šiaip jau prekybai ir verslui kurti yra tau dėkinga vieta. Toks įdomus dalykas. Bet nes kažkaip aš neplanuoju. Bet jeigu jau neva, tai neplanuoju. Tai ir ne. Kažkaip jau taip ten, kad galvoju, kad pasiliksiu. O savo viduje, kad dar būtų lengviau su tais santykiais, ar ne, šeimoje, tai vis dėlto termometras vidinis turi būti į tai, kad net jeigu nesupranti, net jeigu dėkingumą, geriausia aišku dėkingumą jausti, bet jeigu ne, tai bent jau totaliai teisinga. Suprasti, kad nestovė Dievo vietoj, negalima teisti, toksai, žinai, kur bent jau aš nesirenku Dievo pozicijos pagal galimybės. Gali sakyti, aš nesirenku Dievo pozicijos. Aš nesirenku Dievo pozicijos. Nieko neteisiu. Nieko neteisiu. Nieko nežinau. Nieko nežinau. Nei apie tėvą. Nei apie tėvą. Nei apie pamotės vaikystę. Nei kodėl baba nieko nepadarė, kad susigrąžintų. Nei apie babą. Nei apie babą. Kodėl jinai nieko nepadarė, kad susigrąžintų. Taip. Nei vieną neteisiu. Nei vieną neteisiu. Aha, iškvėp. Gerai. Aha. Tai tai šitoje vietoje tas šitas. Jeigu tik tai jauti, kad kažką smerki, tai žinok, kad ir iš šono kas nors tave pasmers. Tai geriau visą laiką jausti. Ta vidinis termometras yra į tai, kad aš nesuprantu, bet vadinasi taip dabar pasaulio ir man yra teisinga. Aš nesuprantu, kodėl dabar mano santykis su vaikais yra toks. Bet tai yra balansas. Žinok, kad tai yra balansas. Yra niuansų. Aš sakiau, kad abudu jie jautrus. Vienas išmoko mechaniką su tavim, o kitas neišmoko. Bet esminis dalykas yra, kad neneigtum jų pažeidžiamumo. Labai šitas svarbu. Su anūkais vis tas pats. Kad neneigtum jų jautrumo. Toksai, kur... viskas bus gerai. Va šito nereikia. Ne. Va šito nereikia, nes ne visiems tinka. Gerai. Nes iš tikrųjų, jeigu sakai, kad viskas bus gerai, tai kai kurioje vietoje norisi tave pasiūsti toli. Nes jeigu žmogui blogai, jisai nepriims. Reikia kaip tik biškai susimažinti ir sakyti, kaip aš tau galiu. Ar yra kažkaip, galiu tau padėti? Negaliu? Atsitrauk. Duoti erdvės. Bet neneigti jausmų. Esminis dalykas yra neneigti jausmų. Čia su savo vaikais ir anūkais. Tai mes galim uždaryti šitą procesą, ne? Tai tada sakyk, ir viskas, kas čia atsiskleidė. Ir viskas, kas čia atsiskleidė. Pagal teisę. Pagal teisę. Priklauso sielai. Priklauso sielai. Ir dvasiai. Ir dvasiai. Ir ačiū Dievui. Ir ačiū Dievui. Viskas.